Šiandien iš tikrųjų labai šilta laukia, vat kai saulė šviečia, jokio vėjiko minimaliai, tai ant denio tikrai šilta, gali kažką tai dirbti, nes taip tai išeini, tai taip vėjas greitai supučia, nueini į apačią, jau šilta. Tai dabar pirmiausia, jau ginklą šiandien turim ir dabar reikia prisipūsti mum dingį, laivelį ir jį kažkur čia reikės ant denio patalpinti. Nesu tikras, ar jisai čia tilps, nes čia trukdo grandiniai, suprantat, inkaro. Tai nežinau, vienu žodžiu kažką tai kombinuosim, bet pirmiausia pradėsim nuo jo. Praktiškai užima visą laivo priekį. Reikės jį dabar apverst, pažiūrėti kaip pritvirtint. Ir paliksim, tai paskui galvosim, ką su varikliu daryti. Orealis, žinokit, pasakiškas. Vėjo nėra dėl to. Šiaip tai 11 laipsnių, 10-11 laipsnių dabar šiuo metu. Dabar turime tokius bakučius, po 10 litrų juos pripildysim vandens. Viso turime 10 tokių bakučių, taigi bus viso 100 litrų vandens ir sudėsime ten va, pačiame laivo priekiu, ten kur miegam. Bet tuos 20-inius irgi dabar? Visus pripildysiu. Užsukam gerai. Opa. Gerai, prašau, vienas į apačią. Žygiuoja, apvalom, sekantis važiuoja. Taip, supilta 10 šitų. Ir jie keliaus, va štai čia va, pakėlėm gultus, kajutės. Ais va čia va, pabiškio, čia vienas pilnas yra ir dar priekyje yra vietos. Tai va, čia suguldysim visus juos. Grandinę reikia sutvarkyti. So that goes right. Yeah, That's the end. If he can't do it, is very difficult. It's very old-fashioned. Nu gerai padirbėjom šiandien. Inkaras sutvarkytas 100%, išspręsta problema. Webasta sutvarkyta, inkaras sutvarkytas. Saugos priemonės Lokių krašte sutvarkytos. Liko išplauti laivą. Prisipilti kuro, vanduo suneštas, į vandens tanką prisipilti, kurį naudosim rankų prausimuisi, ten kiaušus galima virti. Tiesiog bendram tokiam naudojimui. Daugiau mažiau darbai padaryti, dingis pripūstas, bus neužilgo uždėtas ant laivo, bet dabar truputėlį pertraukėlė, kadangi laukia vakarienė. Visiems skanaus, kas valgote šiuo metu. Arba ruošiatės. Šiandien pasidarė daug darbų. Pirmiausia, buvo sutvarkytas inkaras. Viskas dabar super veikia. Radom būdą, kaip sujungti. Tai viskas yra super. Viskas super techniškai. Dujų balionas, va, grandinė ir virvė. Paskui nuploviau visą laivą. Visą laivelį išmazgojau. Švarus dabar laivelis. Smagu vaikščioti, viską sutvarkiau nagalą. Taip, toliau, čia yra kuro, tušti bakai. Vienas dizelis, švartovas išskalbtas, nes į dizelį buvo įkritęs vienu žodžiu. Tai vat, ką, laivelį irgi stovi, rytoj kai kas plauks. Čia mūsų kaimynai, kur prisišvartavę, irgi plauks, jiems buvo variklis, kaip minėjau, sugedęs. Jaučiu, rytoj ten irgi vyrukai plauks. O va, visa šita va krantinė, jau matot, yra tuščia. Visi išplaukia. Čia daro tokius turus, plaukia irgi tam tikras įlankas, tokias viską. Ir taip žmonės keliauja. Tai va, o ką, šiandien miegot,
ant pietų, po pietų gal po truputėlį jau pradėsim judėti, dar reikia pakeisti variklio filtrus, kuro tepalo. Nusimato apie 25-30 jūrmilių plaukimas, pažiūrėsim kaip orai, kaip ką. Nu ir plauksim. O, reik pasimt. Reik pasimt va šitą visą reikalą. Ir to reikės prisipilti vandens į pilną baką, kad būtų. Tai va, gerbėmieji, dabar yra apie 11 valandų. Kaip matote, yra šviesu, saulė danguje. Tuoj uždėsiu palapinę, ne palapinę, o tokį užuolaidą ant šito vat langelio ir eisime miegoti. Tai ką, gero visiems vakaro ir iki rytojos. Labanakt. Labas rytas visiems. Nu ką, šiandieną netoks saulėtas Svalbardas, bet už tai nėra vėjo, 11 laipsnių, nu tai taip visai šilta. Priekyje atplaukęs didelis plieninis laivas. Tikrai varys kažkur į šiaurę, jeigu matot. O ten aninkaro medinukas toksai stovi. Va, šiandien orelė štai toksai. Va, kur stovi. Mes plauksime va ten į tą pusę link tų kalnų, kur stovi tas raudonas laivas į kairę pusę. Kol kas uoste tylu, kaimynai irgi miega. O aš einu dabar padaryti labai svarbų darbą, vadinasi pakeisti variklio tepalo, kuro filtrus, pakeisti tepalus ir dauguma visi darbai pagrinde bus sutvarkyti. Reikės tik tai uždėti dar šitą dingį ant laivo, pritvirtinti ir bus viskas ir galėsime ant pietų ar šiek tiek po pietų plaukti. Na va, susivežiau kurą. Tie kuro sudėsiu ant laivo ir į laivą. Tai viso turėsim netoli 500 litrų, ko turėtų pakakti maždaug 2 savaitėms, taip, motoruojant, plaukiant. 3-5 litrai. Kaimyną išplaukė jau, anglai. Plaukia link piramidės. Lauksim dabar pirmadienio, bet šiaip jau laivas paruoštas. Pakeičiau kuro, tepalo filtrus, tepalo dapyliau, kuro užpyliau į bakus. Rytoj į šitą laivo baką užpilsim, vandens turim. Praktiškai visko turim. Reikia vimpelus tik tai pasikabinti dar, susikabinti. Kažkokiu dar smulkmenų. Maišiukų nusipirkti, kur susidėti šiukšliam, nes nebus kur išmesti tiesiog. Na ir viskas. Ir ką, mes sėdėm, pusryčiaujam. Pusryčiams grikių košytė ir sumuštinis. Nesupratau, kodėl tik vienas. Nu, gaminu. Nesupratau, kodėl tik vienas sumuštinis. Gerai. Tai va, tai tiek naujienų. Daugiau naujienų šiek tiek vėliau. Kapitonas tik tai vadovauja savo. Vince, can you do that one as well? O. Au revoir. Išplaukė jau. Ten į bažnyčią. Iš karto reikia nusiauti batus. Visi batus susideda, niekas su batais neina. Ir pasikabina. Pasikabina rūbus, viską, o vaizdas per langą. Prašau. Čia einame į bažnyčią, va štai taip. Kokia bažnyčia? Čia tokia nedidelė galerija. Įsivaizduojat, kaip čia atrodo, įsivaizduokit.
jau jauki aplinka, va, staliukai. Gali nemokamai išgerti kavos, arbatos. O, meška. Ne, dėčkis meškiukas. O visur tokie staliukai. Gal čia ir židinį kada tai pakuria kokią žiemą. Yra knygų biblioteka, kur gali paskaityti. Ir va, čia praktiškai gali sėdėti. O ten toliau jau vyksta mišios. Tai va, tokia įdomi jauki bažnyčia. Paklausiau, kokį tikėjimą išpažįsta. Mes, pavyzdžiui, esam krikščionys katalikai. Sakė, čia visų dievų bažnyčia. Labai, kas yra tikrai labai gerai. Štai taip, Svalbarde žmonės gyvena. Mašinos rimtos, džipai rimti. O čia vat. Kotedžai jūs Svalbarde. Aha, einam į parduotuvę, užsipirksim dar valgyti čia, kadangi vis tiek laukiam, kol bus akumuliatorius, tai vieną dieną pailsėsim iš tikrųjų. Visas dienas darbo pilna, atrodo, ką čia tiek daryti. Tai vanduo, tai kuras, tai filtrai, tai tepalai, tai dingis, tai vėl kažkas, tai kažkas sugedo, tai webasta, tai nežinau, kol čia atvažiavam per 4 dienas milijoną darbų turbūt padariau. Atrodo, laivas daugiau mažiau paruoštas, viską, bet iš tikrųjų tai sunku buvo dėl to, kad laivas žiemojo Norvegijos šiauriai, kaip žinot, tai būtų Lietuvoje, tai jau būtų daug paprasčiau, iš tikrųjų. Dabar tai vat reikėjo pridėti ranką vieną kitą. Oras, kaip matot, kol vėjas nepapučia, tai nešalta, bet šiaip tai turi turėti termopatinius. Tai dabar užsidėjau megztuką ir va, ir pukinė liemenė. Su kalgotė? Be kalisonų. Be kalisonų. Tik su termo, kur davė termoveivas. Tai va, ir visai šilta. Visai gerai. O jų dingis kitoks? Irgi Ba- toks pats mažiukas. Ja, nu pas juos tai ne mažiukas, pas juos biškai didesnis. Pasisken. Oi, o ką aš čia deduosi? Matoj. Tomaten. Šnelė. Oi, nu va, dabar taip užkasim. O, gerai pasidarė žygiukas. Šiandien, kaip ten, diena, day off, kaip ten sako. Poilsio diena. Reikia, tikrai labai reikia. Viskas skanaus. Taip, labai įdomu, kaip čia slėgis. O slėgis krenta. Dabar ką tik pajungiau webastą. 18 laipsnių ir reikia šitą patvarkyti. Pasižiūrėsim, dar kris ar ne. O, lygo. Tai va. Na ką, tai va, šiandien taip prasilsėjom. Pasiskaičiau literatūrą. Kaip reikės plaukti per vieną vietą, kurioje jūroje bus 3 metrai gylio. Na taip, nuo metro iki 3 skaito. Tai reikės praplaukti būtent tam tikrų kursų, kad neužplaukti ant sėkliaus. Nu ir aišku, vėl prasideda audros. Bus linksma. Visiems gero vakaro. Einame šiandien anksčiau miegoti, kad nuo rytoj anksti ryte greitai nusipirkti akumuliatorių ir išjudėti. Labas rytas. Liepos 22, taip? Turbūt. Pirmadienis. Ką čia turim dabar? Tik atsikėlėm. Taip, laipsniai kajutėj 9. Na, šiek tiek. Ar pakrito, slėgis pamažėjo. Nu viskas. Einu iškart akumuliatoriaus, pripildau pilną tanką kuro ir žygiuojam. Kaip čia oras laukia, o biškį pakrapijo šiandien. O, orelis toks vat. Orelis jau šiandien toksai. Nieko. Saulės nėra, svarbu biškį vėjuko būtų. Einu į Circle K degalinę, pasiemu va tokį karutį, kad nereiktų čia 1,5 kilometro nešti ir varom. Va. Mano laivas pastoviai, suprantat, dumina.
pastoviai tokie dūmai eina, taip šiaip neturėtų būti. Tai vat, iš karto atvarė prancūzų kapitonas, sako, kažkas su variklio sistema negerai aušinimo. Nu, bet aš jau čia nieko nepadarysiu, ką galėjau patikrinau, kiek galėjau pasitariau su specialistais. Nu, taip yra kol kas. Atnešė akumuliatorių naują. Gerai. Pažiūrėsim, kiek kainuoja Norvegijos akumuliatoriai. Važiuojam į uostą. Opa. Važiuojam į uostelį. Akumuliatorius vietoj. Prašau. Pa šitą jau vėl lemputė žalia, viskas tvarko. Gerai, bus atsarginis. Tokiose kelionėse reikia turėti atsarginių akumuliatorių, kažkaip nesinorėjau rizikuoti, akumuliatorių 5 metai. Prastovėję žiemas, viskas kažko atjungtas, pakrautas, kaip ir viskas tvarkoj, bet šiaurėje reikia daryti taip, kad, stengtis išvengti. Tai geriau pasimti, negu nepasimti. Tai turėsiu 2 neprapūsti akumuliatorių, viskas tvarkoj, pusryčiaujam. Taip, dabar yra 9:30, 10 išvykstam. Ir keliam burės. Dar užsipilam kuro ir vandens. Taip, pildomas yra vandens bakas. Čia visi bakai sudėti, akumuliatorius po apačia. Viskas techniškai kol kas. Temperatūra lauke 10 laipsnių. Pusryčiai turi būti sotus, kiaušinienė su dešrelėm. Čia kulšytė vakarykštė. Temperatūra 18 laipsnių kajutėje. O, valgom ir tai čia porcija. Keliam burės. Gerai. Prisipylėm kuro. Viskas, maunam iš čia. Išplaukėm iš šito faino uosto, prisipylėm kuro, visko, o švartovai atkeliauja. Prašome čia. Ką? Gerai, sudėk, aš sutvarkysiu. Gerai, o, viskas. Ir išplaukinėjom. Pasisvečiavom čia 4 dienas kažkur. Užtenka, gylis uoste 3,8 metro. Na, po biškučiuką judam. Kurią mes pusę plauksim? Taip, paliekam miestą už savęs. O, kalnai kaip atrodo. Šiandien jau nesaulėtas Svalbardas. Rūkas toksai, debesis labai žemai. Ten kažkokia yra prošvaistė, bet nedidelė. O čia štai miestas. Turi ir savo uostą. Matau, kaip turbūt žiemą ir laivus išsikelia, kas buriuoja. Paliekam Longyearbyeną.